ėjote, ar žirgot jojote? Žirgu. Nes bent jau pačiam skelbime, kur buvo paskelbta informacija, pagrindinis reikalavimas buvo joti su žirgu. Ir su senoviniu aptaru, be abejo, tai truputėlį juokauju, bet kaip bebūtų, mes esame 16 amžiaus pastato rūsiuose, bent jau taip, kaip kurie žmonės yra nustatė ir mums pasakė, čia yra 16 amžiaus rūsiai, nors tikroji jie truputėlį bent šimtmečio, porą šimtmečio gali būti vėlesni, bet tai paliekime jau kitos temos klausimams, o šiandieną mes visi pabandysime, kiek tai įmanoma, nusikelti bent kažkur 10-12-15 amžių ir susipažinti su senovės baltų kario veiklu. Visų pirma, ant ko karys rengiasi šarvus, kaip jis įsivaizduoja karis. Šarvais tai daugiau mažiau. Jis net tas princesės. Tais laikais buvo Thank you.
kad